Aišku, mintis geras, rezultatas geras ir svarbiausia pirma mintis, kad vyrai buvo susikaupę, ko ir prašiau, buvo koncentracija 100%. Ir manau, tai yra svarbiausia pirmom varžybom, gera gynyba, koncentracija ir labai noriu padėkoti, aišku, visiems žiūrovams, nes tikrai čia tokia šventė Ukmergėj ir tikime daugiau jų padaryti. Viskas sunkiai ir apylygė iki antro kėlinio pabaigos, tada spurtas 7-0, kas atsitiko tada ir kaip pavyko atitrūkti? Iš tikrųjų to ir tikėjausi, nes tikrai žinau šitą trenerį, kaip jisai jo visą specifiką, jo žaidimo, jisai tikrai mėgsta tą klampų žaidimą, pas jį viskas būna paskaičiuota. Ir pas jį žaidėjai tikrai viską pildė pirmus 2 kėlinius. Mes gal neturėjom to tokio laisvumo, gal kažkiek trūkdė ir tą šventę, visas tas supopsinimas šitų varžybų. Bet su paskutiniu to metimo antram kėlinį Eduardo kažkoks atsirado laisvumas, atsirado pasijungė kiti žmonės po pertraukas, nes buvom tik tai atsarginiai pataikė 3 taškus prie pirmus 2 kėlinius, trečiam kėlinį jau įsijungė atsarginiai, pabėgom į keletą atakų ir pasidarė lengvesnis žaidimas ir jau buvo galimė panaudoti ir kitus žaidėjus, kurie mažiau žaidė ir suteikti jiem tą pasitikėjimą. Tai pagrindinis faktorius šiandien kas buvo? Atsarginiai, namų sienos, dar kažkas? Čia pergalės faktorius, taip. Manau, čia viskas po biškį susidėjo, sakau, reikėjo susitvaryti su tom emocijom, kurios buvo tas pirmas varžybas, ta šventė, tai reikėjo jas su galva suderinti, kad nepaskesti jose, o paskui turbūt ir patirtis kažkiek dadėjo, tų tokių varžybų daug kas matė yra, ir aišku, namų sienos tai čia pagrindas mūsų yra.